Nors dažnas ir žino, kad žmogaus organizmas sudaro kone 70% vandens, tačiau šį teiginį kartoja tik mechaniškai. Kokią itin svarbę įtaką mūsų organizmui daro vanduo, iki galo suvokti be galo sunku. Cukrinis diabetas. 250 milijonų pasaulio žmonių serga šią ligą. Štai čia susirinkę su šia liga gyvenantys žmonės tikriausiai tik patvirtins teiginį, jog tokios diagnozės kaip lengvas diabetas nebūna. Šarminio vandens poveikiu gydant šią ligą itin domimasi Japonijoje ir Vokietijoje. Klinikiniai tyrimai parodė, kad pavartojus šarminio vandens 4 savaitės ligonių būklė ėmė gerėti. Kas vyksta sergančiam diabetu žmogui geriant jonizuotą vandenį? Ogi sumažėja cukraus kiekis kraujyje, nebe tokie pastebimi tampa cukraus kitimo šuoliai. Kaip pavyzdžiui, ryte labai žemi cukraus parodymai, vakare smarkiai padidėja. Toks šokinėjimas labai kenkia kraujagyslėms. Visam organizmui tai yra stresinė būklė. Mūsų klinikoje pastebėti tokie rezultatai. Pavartojus šarminį vandenį 4-6 savaitės, poreikis insulino injekcijoms sumažėjo iki 70%. Gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo iki 30%. Net ir nustojus vartoti šarminį vandenį, šie rodikliai dar mažėjo 4-5 mėnesius. 3 žmonių noras ir entuziazmas paskatino sukurti, suprojektuoti ir įsisavinti originalių buitinių prietaisų vandens jonizatorių PCV gamybą. Šie prietaisai sveiką gyvenimo būdą propaguojančių žmonių vadinami šeimos gydytojais. Yra populiarūs daugelėje šalių. Įmonė Burbuliukas bendradarbiauja su elektrocheminės aktyvacijos išradėjais, o pagaminti prietaisai nuolat tobulinami. Jie yra patentuoti Lietuvoje ir kitose šalyse.